Vestuvių dienos eiga. Čia aš jau kai kurios dalykus pasakiau, bet jeigu pakartosiu 2 kartus, tai gal labiau atsiminsit. Kaip planuojat dienos eigą? Pasigalvokit apie tai, kad pasiruošimui, tarkim, nuotakos reikia, kokių 3 valandų. Nebent jūs pati puikiai pasidarot makiažo šukuoseną ir tai pasidarot, daug greičiau. Tada viskas, jūs tą laiką dėliotės kitaip. Tai jeigu jūs nuotaką, tarkim, ruošia 3 valandas, tai galvokit, kada reikia keltis, jeigu jūs, tarkim, ceremoniją pasidarėt 11-12 valandą. Ir jeigu dar jinai yra ne tenais, kur ruošiatės, o dar reikia iki ten pavažiuoti. Tai mano yra rekomendacija daryti santuokos ceremoniją kiek galima vėliau ir daryti kiek galima mažesnį tarpą tarp ceremonijos ir to šventės dalies. Tada ir jūs, ir jūsų svečiai kelsis kaip normalūs žmonės, papusryčiaus, gal net papietaus, atvažiuos į tą šventę, gera nuotaika, išsimiegoja, nepervargę ir panašiai. Tai pirma ta mano rekomendacija ir galimybė jums išvengti šitos klaidos, darykit vėlesnę ceremoniją. Nedubliuokit ceremonijų. Ką noriu pasakyti tuo? Nedarykit civilinės santuokos tą pačią dieną ir bažnytinės santuokos. Jūsų emocija išsiskirsto į 2 dalis. Tegu būna ta emocija viena vientisa, darykit vieną tą santuoką. Bažnyčiai susituokus jums nebereikia lėkti metrikaciją, nes jie praneša automatiškai. Jeigu aš nematau priežasties, kodėl būtinai jūs turėtumėte civilinę santuoką turėti tą pačią dieną. Jums užtrunka laikas. Aišku, ten labai retais atvejais pavyksta tą laiką suderinti, kad ten po ceremonijos kažkokią valandėlį ir tada ta kita ceremonija, bet viskas išilgėja, išsitempia ir emociškai nebėra tos emocijos antrą kartą tuokiantis. Patikėkit manim, mauti tą žiedą antrą kartą jau nebėra taip jausminga ir gražu. Tai apie tai pamastykit. Nekankinkit pulko kelionėmis po Lietuvą. Pulkas nėra šiais laikais labai populiaru, nors man tai kaip ir nuotraukose labai gražu visai būna kartais, bet galiu pasakyti pavyzdį. Turėjau savo praktikoje jaunikį 36 metų, nuotaka šiek tiek jaunesnė, bet irgi ne 23, ne studentiško amžiaus. Ir jaunikis turi tą viziją, kaip pasakyti, tą prisiminimą vestuvių, tradicinį tokį variantą, kad būtinai reikia su pulku važinėti po tas vietas, sumuštinius traukti ir taip toliau ir panašiai. Ir jie planuojasi kelionę iš Vilniaus į Kernavę, iš Kernavės į Trakus ir tada paskui vėl atgal. Jam gal, aš nesu pati pulke buvus tokiam, kur ten, bet aš dabar tikrai nenorėčiau to daryti. Tai aš tai siūlau tada to pulko kažkaip, irgi netampykit po tą visą Lietuvą, taigi būkit visi kartu. Visi tie svečiai yra sukviesti tam, kad pabūtų su jumis tą šventės dieną. Tai būkit visi kartu ir kažkaip neatsiskirkit, nedarykit iš karto skyrybų tą pačią dieną. Žmonių skyrybų, ne savo, bet žmonių skyrybų. Tai apie tarpą tarp ceremonijos ir šventės laiko jau minėjau. Kuo jisai mažesnis, to žmonės mažiau pavargę, tuo jeigu žmonės mato jūs, tarkim, jeigu jūs fotosesiją darote šventės kokiai nors dvare ar Raudondvario dvaras, dabar puikus, ten tikrai galima pasidaryti fotosesiją vietoje žmonėms gurkšnojant kažkokius kokteilius, tai viskas žmonės mato, kad jūs esate šalia, jie galės laukti jūsų ir 2 valandas, ir daugiau, jeigu reikės, jeigu dar duosim jiems kažkokias veiklas. Bet jeigu jūs dingstate iš eterio, jie, tarkim, mano atveju pradeda manęs klausinėti, kas kokią 10 minučių, kada grįš jaunieji. Ir čia aš nemeluoju, tai čia realybė. Dar viena klaida, kuri įtakoja taip pat ir biudžetą, neperkraukit programos. Jeigu pas draugę buvo muzikantai, vedėjas, fakyrai, taip į savo vestuvės tikrai nebūtina dabar įtraukti muzikantus, baleriną, meškutę, dar vienus muzikantus, fejerverkus. Vestuvės nėra varžybos. Jums nereikia tikrai paimti viską, kas yra vestuvinėje rinkoje. Aš tikrai gaunu laiškų, kur man, kadangi mano darbas prasideda to, kad prašau, nusakykit, kokią jūs čia viziją, kaip įsivaizduot, ir man susako viską, ką galima rasti Google įvedus vestuvių planavimas, nežinau, kokį raktinį žodį jie ten veda, bet jie man surašo viską, kur praktiškai net įdėjus dar vakarienę, nes pavalgėt kaip ir reikėtų, jau laiko pabendrauti su žmonėm, kaip ir nebelieka. Tai šitos klaidos nedarykit ir nereikia, ir lietuvių mada yra, kad būtinai juos reikia kažkaip kilnoti, šokdinti ir taip toliau.
Užsieniečiai, tarkim, kai būna pusiau užsienietiškos, pusiau lietuviškos šventės, apskritai neįsivaizduoja, ką čia daro kažkokie tai svetimi žmonės. Jie vieni su kitais bendrauja, šoka, dainuoja ir jiems nėra jokio poreikio specialiai kažką daryti. Tai aš irgi esu linkusi tą kryptim eiti, programos neperkraukit. Vestuvės ir nauji metai. Čia nėra didelė klaida, aš tik tai noriu pasakyti irgi labai dažnas klausimas ir prašo patarimo, ką daryti vidurnakčiu. Nu tai vestuvės nėra nauji metai, mums tas vidurnaktis, žinokit, kaip ir neturi labai didelės reikšmės. Nei ten pelenė vėl virsta ta nuotaka, nei kažkas panašaus. Tai būtinybės išleisti pinigus tą vidurnaktį, ten ferverkų ar fakyram tikrai nėra, galit savo atsipalaiduoti, ten prapjauti tortą, išmesti puokštę ar panašiai, nes, nu, ne nauji metai. Nu ir trumpai dar, kadangi galvojau, kokias šitas klaidas paminėti, tai tokius kelis punktelius dar pasirašiau, gal juos kažkada papildysiu ir darydama kitą pranešimą. Visada pagalvokite apie planą B, tai tarkim, jeigu lietus, prie tos pačios bažnyčios, jeigu planuojat vaišes, ką darysit, jeigu pradės lyti lietus, ar yra kažkur stogelis, ar vieta, kur galima nueiti, ar gal tada iš viso anuliuojat tą vietą su šampanėlio, tarkim, ir iš karto žmonės važiuoja į vietą, tai apie tą planą B pagalvokit. Lygiai taip pat, jeigu galvojat, kad laukia įmanoma vakarienė vasaros metu, tai turėkit visą laiką B versiją, nes Lietuvos orai nėra prognozuojami. Tai vat. Viena klaida irgi, su kuria planavimo proceso pradžioje susiduriu, kai pareiškiu, kad žmonės nori gyvos muzikos, mes užsakom muziką, aš tada sakau, papildomai reikės garsinimui ir taip toliau, tai jiem tada, o kodėl? O todėl, kad muzikantam mokat už programą, bet ne už techninę kažkokią tai bazę. Tai technikai papildomas išlaidas reikia numatyti ir numatykit ne tik garsui, bet ir šviesai, nes ypač jeigu švenčiat lauke, vakare to šviesos šaltinių nėra daug. Ir nu, čia irgi gana dažna klaida, kai darot svečių sąrašą, įsitraukit save į svečių sąrašą ir kėdės savo prie stalo nusimatykit. Nes čia labai gana dažnai susiduriu su tuo. O dabar greitai, nes mano laikas baigęs, aš sakau, aš kai pradedu šnekėti apie vestuvės, tai galiu visą dieną prašnekėti. Kaip jums atrodo, kas yra su šitą nuotrauką blogai? Viskas gerai, ne, gėlės gražios, įrankiai, lėkštutės, kortelė, viskas yra gražu, ne? Tokių nuotraukų internete masė, visos mergelės svajoja apie savo vestuvės, prisižiūri tų nuotraukų belenkiek ir nori tokį patį grožį turėti. Kur va čia padėsim kepsnį? Kur? Atneša padavės kepsnį ant puodelio? Nu nepadės. Čia fotosesijos yra stiliukas. Tik daugiau mažiau įvesti jūs į nuotaiką, ką galima padaryti. Tokio grožio nepadarysim praktiškai per vestuves, nes, nu, čia yra 2 lėkštės jau automatiškai padėtas. Kur tą 3 lėkštę, nu, žodžiu, supratot, ką norėjau pasakyti. Kas su šita nuotrauka blogai? Va, girdžiu gerą atsakymą, neturiu jokio prizo pasiruošus, gaila, kitą kartą padarysiu tai. Labai graži puokštė, bet puokštė neturėtų būti veido lygyje. Nes tas žmogus, kuris sėdi, tarkim, prie šitos kėdės, jau ten prie nos gali ir nebematyti žmogaus. Labai graži puokštė, bet kažkur šone jinai turėtų būti. Nu ir pagrindinė klaida, jau čia gal kelis kartus minėjau, svarbiausia yra savo šventę švęsti. Ta, ką padarot iki šventės dienos, iki dienos prieš šventę, jau yra viskas. Nedirbkit organizatoriais tą dieną. Ką padarėt, tas padaryta. Jeigu norit, kad kažkas žiūrėtų ten tas detalės, kiek buteliukų mineralinė ant stalio stovi ir panašiai, pasimkit bent koordinatorių. Tų koordinatorių yra tikrai nebrangių mergaičių norinčių tą daryti. Arba įdarbinkit draugę, bendradarbę, kuri turi tokių gebėjimų. Šampano butelį, keksiuką nunešit jai po vestuvių ir jinai tikrai gal jums padėkos, kad jūs davėte jai galimybę. Bet nedirbkit patys organizatoriais, neskaičiuokit tenais, ar padavėjas atnešė tą ar aną, ar gėlytę ten tokią ar anokią. Ir kaip minėjau, detalės kai kurios vestuvių dieną gali kisti nuo jūsų pirminio plano. Be panikos, čia yra šventė, ar ramunė įdėta vietoj tulpės, ar atvirkščiai, jūsų nuotaikos tai neturėtų keisti. Tai linkiu gražių švenčių visiems.